Sveiki. Kartoju savo nuostabią patirtį po premjeros šią vasarą. Kalbu apie plenerą, kuris vyko po joninių sekantį savaitgalį per pačias trumpiausias naktis ir ilgiausias dienas. Ir jis buvo toks nuostabus, kad aš nusprendžiau tai dar kartą pakartoti. Ir net mintyse galvoju, gal ne paskutinį kartą. Tai trumpai pristatysiu šiek tiek pakeistą, patobulintą rudens plenero programą. Tai yra ilgo savaitgalio trukmės pleneras, vyksiantis rugsėjo 27, 28, 29 dienomis. Ir tiesiog nuo ko pradėsim. Atvyksite į Lynežerio sodybą. Aš po šiuo video įdėsiu nuorodą, galėsite smulkiai viską apžiūrėti ir apsigyvensime va tokiuose draugiškai padarytuose kambariukuose ir dirbsim va tokioje salėje. O tuo pačiu eisim pasivaikščioti prie ežeriuko, kuris yra visai prie pat Čepkelių raisto ir yra labai įdomus savo vandens sudėtimi ir netgi tuo, kad jisai kartais išnyksta arba kartais atsiranda. Na, o dabar apie viską iš eilės. Labai gražioj vietoj, labai gražioj sodyboj, patogioj. Mes pradėsime maždaug apie 3 valandą penktadienį. Galima tikrai bus vėluoti, aš žinau, kad tai yra jau po darbų. Ir tiesiog, kas atvažiuos 3, pradėsime, pati pamoka prasidės 4. Tai galima arba anksčiau pabėgti iš darbų, arba prisijungti po vakarienės, kuri bus 19 valandą, arba bet kuriuo metu. Nes pradėsime mes nuo lėtojo laiko pratybų, o jos neturi kaip ir tokio konkretaus visko paaiškinamo momento. Žinoma, aš ten pradžiai darysiu tikrai įžangą ir papasakosiu, kodėl, kas ir kaip, bet lygiai taip pat bus galima prisijungti ir aš asmeniškai paaiškinsiu, nes ta pamoka, jinai tarsi turi daug durų. Galima pradėti nuo bet kurios vietos. Tačiau šita pamoka bus neįprastai papildyta dar vienu dalyku ir galbūt net nuo jo pačioj pradžioj ir pradėsim. Tai yra miniatiūrų kūrimo dalis. Jinai bus spontaniška, nelabai ilga, bet tiesiog tam, kad mes visi kažkaip atsipalaiduotume ir jau tikrai negalvotume, ką čia darysim, kaip čia bus. Aš tiesiog pasiūlysiu truputį pažaisti ir sukurti vieną kitą linksmą paveikslėlį, kuris vėliau labai gražiai galės mums įvažiuoti va į šitą pamoką. Tai, matot, visas pleneras man irgi yra kaip kūrinys ir aš jį kuriu jau kaip būsimą paveikslą ir tikėtina, kad mes visą penktadienio vakarą ir prieš vakarienę ir po vakarienės būsim užimti va tokiais narpliojimais, raizgėliojimais, kažkokio tai tokio tiesiog susistabdymu, nes rugsėjo galas jau visi tikrai būsim parvažiavę iš atostogų ir jau įsivažiavę į darbus ir įgavę pakankamą socialinį greitį, o tikslas bus tą greitį sustabdyti, sulėtinti, atvažiuoti į kažkokią tai situaciją, priprasti prie to, kad darome tarsi kažką keisto, neaišku ką, neaišku kur einam. Žodžiu, tarsi užmaišysim tokią didelę viso plenero tokią tešlą, galima ir taip tą pavadinti. Tai va, ir kažkuriuo tai momentu ateis toks vakaras, kad jau visi pasijausim prisipaišę ir tada eisime grupelėmis į pirtelę. Mūsų grupė labai nedidelė, maksimum 14 žmonių, o į pirtelę kažkur 5, 6, va taip va telpa, nes aš manau, kad grupė bus tikriausiai vis dėlto moteriška. Tai kas paišo, kas eina į pirtelę, kas sėdi su arbata, šnekasi. Ir aš tikrai pažadu visą laiką būti su jumis ir kiekvieną individualiai tikrai spėsiu prieiti, pasižiūrėti, pašnekinti, įvesti į tam tikrą jau plenero būseną. Į visus klausimus atsakysiu ir apie rašiklius, ir apie popierius. Labai daug žinios ateina apie tai, kaipgi pradėti, kodėl verta pradėti. Ir va tokie visokie pratimai yra jums jau paruošti. O tada ateis šeštadienio rytas. Šeštadienio rytas nebus skubus, aš labai šalininkė, kad būtų labai daug laiko savo. Tai pusryčiai 10,
Bet rytas prasideda tam, kad turėtumėte savo laiko ir parašinėti, ir pareflektuoti, ir gamtoj pasivaikščioti, nes aš manyčiau, kažkodėl būriu, kad rugsėjo gale mums būtų bobų vasara. Gal dar jos ir nebus, gal pliaups lietus, bet kuriuo atveju dideli sodybos langai mums duos pakankamai šviesos, terasos, galimybės būti ore ir stebėti lietų, ir tada turėsim tokią japonišką lyrišką nuotaiką, kuri labai tinka piešimui. Tai bet kuriuo atveju jau vis tiek pradėsim gaudyti šviesą, nes rugsėjo gale jau ne taip šviesu kaip birželio gale. Ir dėl to pirma dalis dienos šeštadienio bus skirta klasikinės akvarelės miniatiūroje temai. Tai tiesiog dėliosim spalveles, maišysime atspalvius ir aš mokinsiu sluoksniuoti, nes tai vienas iš tokių svarbių įgūdžių, norint pradėti daugiau kažką daryti su akvarelė, ir tam naudosim jau nebe tą mano skystąją Ekolain akvarelę, kurią dažniausiai spontaniškam paišymui naudojam ir naudosim prieš tai penktadienį tos monotipijos kūrimo metu. Čia bus klasikinė akvarelė ir truputėlį pristatysiu ir visai kitą popierių. Ir kaipgi tie atspalviai gaunasi, kaip galima įgauti iliustracijos gylį, ir po pratimukų sesijos tiesiog pabandysim nulėti mažą jaukę sodybėlę. Štai kaip jinai po truputį auga. Matas sluoksniukas po sluoksniuko. Ir jeigu nenorėsit sodybos, tai kokį nors zuikutį ar ežiuką. Čia irgi vienas iš pratimų įlindo. Žinoma, atspalvių gali būti visokių. Ir tada pamatysit, kad galima iš tiesų pakankamai aiškią strategiją turėti ir siekti savo tikslo. Ir visai spontaniškame kažkokiame liejime gali atsirasti visai ir aiškus tikslas, kuris gali būti pasiektas. Tai tiems, kas mėgsta peizažus, darysim peizažą, o čia pat šalia, kas nenorėsit peizažo, pavyzdžiui, ravelę ar drambliuką norėsite piešti, tai tas lygiai ta pačia technika irgi atliekama. Kadangi mūsų nedaug, tai prie kiekvieno spėsiu prieiti ir viską paaiškinti. Ir tada ateis pietus, apie 14 valandą pietus, mus maitina fantastiškai, labai mažytė, labai jauki virtuvytė, atvažiuoja maistas skanus ir sveikatingas, ir sotus, ir tada žiūrėkit, kas čia darosi. Bandau ištraukti iš po planšetės. Štai. Šita visa nuostabi krūvelė yra sukurta bekuriant plenerą ir dabar jau galiu ją demonstruoti. Tai yra šilko šaliai ir mes kursim po vieną didelį šalį kiekviena dalyvė. Pradžiai gal šiek tiek po pietų, kol labai dar sočiai jausimės, išeisim parinkti augalų, nes tuo metu jie jau bus brandus, labai tinkami šilkui ir nesvarbu lis ar nelis, šlapi ar nešlapi, jie mums tikrai tiks. Ir mes tų augalų pagalba darysim atspaudus augalų, štai čia tie lapai atsispaudžia. Ir matot, tyčia nelyginau, kad matytumėt, koks tai yra nesukietėjęs šilkas nuo dažų, jisai tikrai išlieka su visom šilkinėm savo savybėm, bet tuo pačiu atsispaudžia, tik rudens atspaudai bus dar ryškesni, jie bus tokie dar labiau, bet gal panašiai tokie. Nes čia gal ir rudenį darytas karelį, tik su labai mažai dažų. Gali jas būti ir ryškios spalvos, paparčiai bus pasiruošę gultis ant mūsų skarų, štai kaip kokie piešiniai. Ir aš galiu parodyti, ką mes plenero metu, ir jeigu norėsite, tai galite mano Sigutė Ach galeriją įeiti Facebooko paskyrą ir čia pamatysite, peržiūrėsite visas fotografijas. Čia iš lėto laiko pratybų. Čia ta pirtelė, o čia vyksta veiksmas šilkos karelių, nes iš tiesų vienu metu reikia nemažai moterų, taip atrodo mūsų saliai pamokos, kai aš ką nors aiškinu, labai jaukiai galima atsisėsti ir čia tas šilkas, žinoma, pasivaikščiojimai, visokios pratybos, čia dar tokie vasaros jausmai ir kaip nuostabiai vėliau atrodo rezultatas. Tai labai labai kviečiu ir toliau pasakoju
nuimdama šilką, nesgi bus dar ir sekmadienis. Mes tą visą šilką suviniosim, jis visą naktį dar lauks užfiksavimą. Anksti ryte sekmadienį šį fiksuosiu, o kai jūs jau prabūsite ir papusryčiausite, mūsų lauks paskutinė pamoka nuo 11 iki 2 bus vedama dekoravimo akrilų pamoka. Tai dekoruosite rėmelį didesnį negu šitas, kur mano rėmelis, tai parodysiu. Štai jau esu pasiruošus tokį nemažą rėmelį. Bet prieš dekoruojant rėmelį tiesiog reikės išmokti dengti akrilų paviršių. Tam mums reiks kartonėlių ir tiesiog ant kartonėlių išsibandysit. Aš viską išmokinsiu, kaip akrilas maišomas, kaip sluoksniuojamas, kokias turi savybės, kokiais teptukais geriausiai tas daroma, kaip gauti visokius efektus. Žodžiu, pilna akrilo dekoravimo akrilų pamoka. Tiesiog tai aišku pradmenys, nes į 3 valandas viso akrilo pasaulio niekaip nesukiši, bet jau kažkokį bendrą supratimą tikrai turėsite ir stalą nusidekoruoti namie tikrai galėsit, arba bent jau kokią taburetę. Ir žinoma, parsinešit paveikslėlį, nes bus ir kartonėlis, ir rėmelis. Tai jau, arba galėsite rėmelis, o čia kokį veidrodį ir kažką, bet žodžiu, tikrai grįšit su nemažu pluoštų kūrinių. Tai maždaug toks yra sumanytas pleneras. Jo programą aš neužilgo tikrai siųsiu visiems norintiems, bus jau detaliai parašius. Apie kiekvienai atskirai pamoką yra susuktas nedidelis video ir jisai bus patalpintas programoje. Va. Ir atrodo, kad taip, maždaug tokia idėja, o pati plenero erdvė yra tiek nuostabi, kad jinai vėliau jau į patį plenerą atvažiavus neša kaip upė ir mane, apgaubia ramybę, pasitenkinimu, tokiu giluminiu džiugesiu. Ir tai yra tiesiog fantastiškos atostogos, atitraukimas, dovana sau. Na, bent jau tokie atsiliepimai. Juos visus galite rasti irgi mano Facebooko paskyroje. Moteris labai nuoširdžiai pasidalino, ką joms davė tas mano vyksmas. Aš pati esu likščiol, nes dar visai nedaug laiko praėjo po plenero, tikrai labai inspiruota tęsti šitą veiklą. Tai aš tikiuosi, kad aš atskleidžiu, ką žadu daryti. Prisijunkite, rugsėjo gale labai visų laukiu. Iki pasimatymo.